Labas, Šalionis. Labas, Erika. Šiandien įvykdžiau dar vieną savo atliekamų tyrimų užduotį. O kaip sekasi tau? Puikiai, kaip tik ruošiuosi konferencijai. Klausyk, o gal paklausinėkime praeivio, ar jie žino, kas yra doktorantas ir ką jis veikia? Žinoma, eime. Doktorantas tai be 5 minučių mokslininkas, prasme, kuris turi ir dėstyti, ir mokslinį darbą daryti. Ką dar jisai veikia? Nosį krapšto kartais. Taip, teisingai, doktorantas jau iš esmės ir yra būsimasis arba net ir esamasis mokslininkas, kuris atlieka mokslinį darbą ir tyrimus, atsakė visiškai teisingai. Tiesa, tam tikrose mokslo srityse, galbūt ir socialinių mokslo srityse, kaip tyrimas gali būti ir tyrimas apie nosies krapštymą, kuris irgi gali būti viena iš disertacijos temų. Tai žmogus, kuris labai ilgai mane skaitė ir gavo doktoranto vardą. Aukštesnės pakopos studentas, tai mokosi aukštesnės kvalifikacijos, kažkokios gauna stipendiją. Kas? Doktorantas? Nežinau, realiai. Kažkas universitete, čiūju, kad gal koks laipsnis universitete ar panašiai. Ten nežinau, kaip ten aukščiausias laipsnis, žinai, universitete vadinasi. Ne, ten tiek, karočią. Tipo direktorius, bet čia šustresnis už direktorių kažkas tokio, realiai tik vis tiek žinau. Doktorantas ir direktorius iš tikrųjų galimai yra suderinami dalykai, tačiau tarpusavyje nesusiję. Doktorantas yra atitinkamas šis mokslinimo lygis, man atrodo. Tas, kuris jau baigęs magistrą, bakalaurą, tada jau eina į doktorantus. Taip. Kaip manot, ką jis veikia? Daktaras būna, daktarauja. Doktorantas, tai žinau, kad jis turi parašyti knygą būtinai, kai jau baiginėja savo tas doktoranto visus mokslus. O daugiau ką jis veikia, tai gauna aukštesnės pareigas ir daugiau pinigų. Sėdi kalėjime po to daktarai visi. Ne visi, ką pagauna, tai sėdi. Ką pagauna, tai sėdi. Kiti sėdi, dėsto ten viską, ten politechnikume ir taip toliau. Na ir doktorantai, kaip buvo minėta, rašo ne knygą studijų pabaigoje, nors apimtis galbūt ir galėtų tai priminti. Tai yra daktaro disertacija, kuri gali siekti 100-150 ir daugiau puslapių mokslinių tyrimų. Doktorantas tai rašo panašiai kaip ne referatas, bet kaip diplominis kažkas, taip aš suprantu. Taip? Ai, pats doktorantas, aš galvojau, kur rašo. Doktorantas praktiką atlieka. Nežinau dar, ką jisai, kur. Tai pas gydytojus, taip aš įsivaizduoju. Manau, kad žmonės tik tai gydo doktorantas. O daugiau nežinau. A kas tai, veterinorai? Jeigu tik žmonės gydo, tai jau čia gal su gyvūnais surišta dar. Tai nežinau, apie gyvūnus tai tik tai žinau apie kai ką. Gydo žmonės. Dar važiuoja su gaisrinė mašina. Tai yra su greituoju. Bet aš iš tikrųjų ne daktaras. Aš policininkas. Nori sužinoti, ką iš tikrųjų veikia doktorantas? Nori pasidalinti kasdieninio mokslinio darbo vaisiais? Reikia pagalbos iš kitose mokslo srityse dirbančių kolegų? Turi idėjų bendriems projektams? Atvyk į renginį, ką veikia doktorantai.